Labą dieną visiems susirinkusiems į šį internetinį seminarą. Šiandieną noriu papasakoti, kaip uždirbti kriptovaliutų rinkoje tuo metu, kai jūs užsiimate savo mėgstamą veiklą, kai jūs miegate, kai jūs darote tai, kas jums patinka. O kriptovaliutų rinkoje visiškai pasyviai jūs gaunate kiekvieną dieną tam tikrą pinigų sumą. Taigi kasdieninės pasyvios pajamos iš kriptovaliutų rinkos ir kriptovaliutų prekybos robotai. Su jumis Rolandas Baranauskas, aš gyvenu ir transliuoju šiuo metu iš Kauno ir linkiu jums šį trumpą pusvalanduką praleisti labai produktyviai, nes ypatingai pabaigoje pamatysite labai unikalų produktą, kuris jums leidžia niekam netiduodant nė cento, niekam, pabrėžiu, valdant asmeniškai savo pinigus, uždirbti kiekvieną dieną. Ir tai veikia ir įmonė sukūrusi šitą technologiją jau 9 metai rinkoje. Aš pats asmeniškai esu 9 metai kriptovaliutų rinkoje ir su pasyvių pajamų technologijomis dirbu jau 7 metus. Matote mano kontaktus, galite mane susirasti. Taigi, einame toliau. Kažkada aš uždaviau savo klausimą, kaip man gyventi ir tiesiog atsibodo gyventi nuo atlyginimo iki atlyginimo, kaip šitas žmogeliukas, kuris pastoviai, bandau paleisti video, kuris pastoviai pridusęs ir įkvėpia gryno oro, įkvėpia tik tai savaitgaliais, šeštadienį, sekmadienį vėl į darbą ir taip gyvenimas bėga ir galų gale baigėsi. Sau priėmiau sprendimą, kad turiu gyventi kitaip, turiu išmokti gyventi ne nuo atlyginimo iki atlyginimo ir prasidėjo mano kelionė. Tai kelionė buvo tokia, su visokiais kritimais ir panašiai. Galų gale finale pasiekiau tai, ką aš norėjau ir šiandieną aš gyvenu taip, kaip man yra malonu ir mano pinigai dirba man ir uždirbinėja man kiekvieną dieną ir kaupiasi mano kapitalas naudojant kasdienių pasyvių pajamų technologijas. Taigi, koks jūsų kelias? Ar nesibaigiantis darbas samdomame darbe, ar net savo versle, ar augančios pasyvios pajamos ir ramesnis žvilgsnis į ateitį? Kuris variantas jums artimesnis? Taigi, kaip minėjau, kriptovaliutų rinkoje aš esu jau 9 metus, esu blockchain entuziastas, lektorius, investuotojas, investuoju į blockchain, high-tech, fintech, inžinerijos startuolius, turiu CryptoRo įmonę, tai yra aukštos pridėtinės vertės technologijų ir finansų valdymo mokymo agentūra, siekiantiems susikurti kasdieninių pasyvių pajamų srautą ir įgyti finansinę laisvę. Taip pat blockchain srityje 7 metus bendradarbiauju su Šveicarijos kompanijų holdingu, keletą metų dirbau Pride International kompanijoje kaip pardavėjas, kaip projektų vadovas su praktiniais verslo, finansų, rinkodaros, tame tarpe ir blockchain mokymais. 30 metų inžinerijoje, turiu keletą įmonių, viena iš įmonių, tai yra inžinerinių sistemų projektavimas, montavimas ir statybos darbai. Bet šiandieną visas fokusas yra į blockchainą, į kriptotechnologijas, tai yra mano gyvenimas, o visi kitos veiklos yra visiškai pagalbinės. Ir dar pridursiu, kad dirbu su dirbtiniu intelektu ir dirbtinio intelekto bazėje, kurio šiandieną startuolį bendradarbiaudamas su savivaldybėmis. Taip, šita skaidrė man sunkiai persijungia, yra tai buvę, pabandysime kažkaip tai pereiti. Taip, nežinau kodėl, sekundėlę. Aha, taigi, kasdienių pasyvių pajamų technologija. Ultima verslo prezentacija yra QR kodas, jūs galite jį nusiskanuoti ir įeiti į kanalą, kurį vedu keletą metų lietuvių, anglų ir rusų kalbomis ir turiu auditoriją, turiu klientus visame pasaulyje, visuose kontinentuose ir ten galėsite pakankamai daug rasti informacijos apie šitas technologijas, apie kurias kalbėsiu. Skaidrės bus anglų kalba, manau, jūs esmę suprasite iš to, ką aš pasakosiu trumpai ir lakoniškai, detaliau galėsim susitikti gyvai, arba užduosit klausimus, aš juos atsakysiu. Bet kokiu atveju visą tai, ką aš pateiksiu, tai nėra finansinis, komercinis investavimui skirtas kažkoks tai pasiūlymas ar kažkoks tai toks. Tai yra mano technologinė patirtis ir technologinės
technologiniai produktai, tarptautinės įmonės, kurie leidžia kasdieną gauti pasyvias pajamas, visiškai nesiduodant niekam pinigų. Nes aš kalbėsiu išskirtinai apie technologijas, ne apie investavimą, aš nedirbu su investavimo jokiais sprendimais, su kompanijom, kurios rekomenduoja kažkur tai investuoti, aš dirbu su technologiniais sprendimais. Taigi, turėsite sprendimą, ką daryti, sužinoję visą šitą informaciją, ką su jais daryti, turėsite priimti asmeniškai patys. Taigi, kalbėsiu šiandien apie Ultima projektą, su kuriuo jau pažįstama su visa ekosistema 7 metus, ekosistema jau 9 metai rinkoje, mes pagal kainą jau keletą metų esame antri arba treti po Bitcoino, 2 kartus šturmavome $20,000 už vieną Ultima ribą, pirmą kartą 20,000 pasiekėm, antrą 23,000, antrą kartą, kai pasiekėm 23, nuo 2,000 iki 23,000 mes ėjome lygiai 8 mėnesius ir per 8 mėnesius kapitalas užaugo 11 kartų. Tai yra labai geri pasiekimai. CoinMarketCap mes esam, žinoma, šiandieną mes esam 222 pozicijoje, apie 500 milijonų apyvartą, didžiulės apyvartos. Kasdienės apie mus rašo ir CoinMarketCap rašo taip pat, šiais metais esame įtraukti į geidžiamiausių kriptovaliutų 5-tuką, šalia Ripple, XRP, šalia Solanos ir kitų valiutų yra ir Ultima, kurie šiais metais gali duoti labai gerą pelną kiekvienam iš jūsų. Taigi, CoinMarketCap, ne vieną kartą mes papuolėm į sąrašus kaip trendinių monetų, kurios auga sparčiai pakankamai greitai, dažnai, kai kitos monetos netgi krenta arba yra kažkokiam tai tokiame nesvarumo būsenoje. Ir į tuos sąrašus esame papuolę ne kartą, galite žiūrėti CoinMarketCap, į resursą numeris 1 ir apie tai sužinosite, pamatysite daugiau. Bendruomenė visą laiką nusiteikusi labai pozityviai, virš 91% bendruomenės tikrai yra patenkinti visą ekosistemą, kuri vystosi 9 metus. Ir dinamika monetos, galimybė uždirbti tiek, sakykime, iš kainos skirtumo, iš augimo, Ultimos tiek, sakykime, labiausiai, ką akcentuoju, tai būtent pasyvių pajamų technologijas, apie kurias sužinosite prezentacijos pabaigoje. Mes turime išorinio audito sertifikatą Skynet bei MyCertic. Certica kompanija, tai yra išorinio audito kompanija, kuri audituoja blockchainus, kuri auditavo Binance blockchainą, auditavo ir mus, parodydama tuo, kad blockchainas yra visiškai skaidrus, neturi kažkokių tai kritinių klaidų, smart kontraktai veikia ir daugybė kitų dalykų. Apie tai bus dar viena skaidrė. Taigi 24% iš 100 yra labai geras rodiklis. Lygiai taip pat Kyberscope auditavo. Čia irgi turime labai gerą pasiekimą, 88% iš 100, kaip labai žemo, mažo rizikingumo kompanija, su kuria galima dirbti, kurios monetas galima turėti, su kurios technologijomis galima drąsiai dirbti. Taigi Ultima šiandieną, matote skaidrėje kairėje, vien per parą, per kelias paras mes pasiekėm labai gerus rezultatus, iki 30, net iki 50% pelningumo. Ultima dabar labai dinamiškai auga, bet mes buvome ir šiandien Ultimos kaina yra $5,700–800, ar ne, nesenai buvo dar 3,5 tūkstančio, bet kiek anksčiau buvo 17 000, 20 ir 23 tūkstančiai, taigi jau yra tas laikas, kai mes trečią kartą šturmuojam 20 000 ribą ir kilsime virš 25 ir aukščiau. Ir kodėl tai vyks, pamatysite skaidrėse toliau. Taigi, Ultima ekosistema tai didžiulė organizacija, blockchain projektas, sukurtas 2016 metais Šveicarijoje, jau 9 metai rinkoje, su vien tiesioginių klientų turim tam 3-4 milijonų, o jeigu pradėsim žaidimų industriją, jau turime apie 17-18 milijonų klientų, virš 1000 darbuotojų įvairiose pasaulio šalyse ir kontinentuose, virš milijardo apyvartos. Už šitos
šiek tiek skaidrės pasimetė tekstas, bet matote, už visos šitos ekosistemos vežimo, sakykime, ją prižiūri valdo Alex Reichert, tai yra daugelio apdovanojimų laimėtojas, tai yra blockchain ekspertas, ekonomistas, patekęs į 10 įtakingiausių pasaulio asmenų, kurie kuria blockchain technologijas ir sprendimus. Taip pat jisai turi mokymo akademiją Alex Reichert Academy, tai yra visi įmonės klientai nemokamai mokosi šitoje akademijoje. Taip pat išleidęs knygą Tu esi numeris 1, kuri yra išleista jau net 14 kalbų ir matote įvairiuose žurnalų viršeliuose, tiek Dubajaus didžiausių įmonių šimtuke jis yra su savo įmonėmis, tiek, sakykime, kitose žurnaluose ir daugybė yra portalų, kur rašo apie Ultimas ekosistemą, mūsų technologijas, apie Alex Reichert, nuo Forbes, tiek yra video įvairūs, sakykime, pristatymai ir panašiai, tiek daugybė yra straipsnių, galite juos susirasti internete. Taigi, taip pat dalyvaujam praktiškai visose didelėse blockchain konferencijose, kur pristatinėjom blockchain technologijas, šių metų pavasarį Honkonge, pristatėm Ultima technologinius sprendimus, pasyvių pajamų technologijas, po to iš karto buvo Paris Blockchain Week, Paryžiuje savaitė blockchaino, kur vėlgi pristatėm technologinius sprendimus, fokusavimas į saugumą, į greitį, į decentralizaciją ir tai populiarina mūsų bendruomenė visam pasauliu, mūsų technologijas visame pasaulyje. Taigi, kuo išskirtinė yra Ultima moneta ir kodėl jinai augs ir vėl pasieks 20, 25, 30 tūkstančių ir augs toliau. Aišku, bus lokalūs kritimai, tai yra normalu, tai yra kriptovaliutų rinka, bet ilgalaikėje distancijoje mes esame nusitaikę 50 tūkstančių, 100 tūkstančių ir daugiau, todėl, kad yra 4 faktoriai. Pirmiausia, tai yra 100% decentralizacija. Toliau yra visiškai skaidrus, aiškus smart kontraktai, yra tik 100 tūkstančių monetų ir ne vienos monetos mažiau, galima paleisti blokų grandinės įvairias aplikacijas, tokenus, likvidumo pūlus ir taip toliau, vien pagal transakcijų greitį, matote 2000 transakcijų per sekundę, moneta pilnai tinka kasdieniams apmokėjimams prekybos centruose ir panašiai. Ir visą tai patvirtino Certica auditavimo kompanija, kuri auditavo ir Binance numeris 1 pasaulyje biržą blockchainą, jie auditavo šitą kompaniją ir mus, Certica, kaip gal neminėjau, tai yra viena iš 3 pačių didžiausių, didžiausių auditavimo kompanijų pasaulyje ir mes labai didžiuojamės šito audito išvadą. Taigi, 100% decentralizacija, 27 supervaldytojai įvairiose šalyse, Europoje, Jungtinėje karalystėje, Rusijoje, Jungtinėse Arabų Emyratuose, Afrikoje ir taip toliau. Toliau, mes esame jau 10 biržų, tai yra top 1 dešimtuko biržų sąraše, top 2 dešimtuko, top 3 dešimtuko ir šiandien yra 10 biržų, bet tai yra ne pabaiga, šiandien derame su 1 penketuko biržomis, tai yra OKX, Bybit, Coinbase, Binance, Upbit ir tikimės labai iki naujų metų papulti vieną ar net kelias iš šitų biržų ir apie mūsų žinos dar daugiau, taigi augimas pažingsniui yra neišvengiamas. Certica, kaip minėjau, patvirtino apie mūsų pilną decentralizaciją, smart kontraktų decentralizaciją, kad įmonė nevaldo kažkokio tai bazinio paketo, kažkokios tai piniginės pasislėpusi, kad yra tik 100 tūkstančių monetų, kad nėra kritinių klaidų, kad nėra galimybės pažeisti iš piktavalių pusės blockchaino ir visa tai yra audito ataskaitoje. Taip pat mes esame pilnai verifikuoti, patvirtinti ir CoinMarketCap, tai numeris 1 pasaulyje resursas, CoinGecko numeris 2, taip pat turime įvairias įmonės įvairiose šalyse, tarpe Džordžija, Gruzija, Sakartvelas, Lenkija ir kitose šalyse pilnai, aišku, dirbame atitikdami tų šalių reguliacijos reikalavimus. Ir turime įvairius patentus, prekybinius ženklus, kas patvirtina mūsų inovacijas. Vienas iš produktų tai yra Ultima Chain, Ultima piniginė, kuri yra
karšta piniginė, kurioje yra daug monetų įvairių, pradedant mūsų monetomis ir tokenais Ultima, Coinas, Ultima tokenas ir taip toliau, įvairių splitai, tiek yra Bitcoinas, Ethereum, Tronas, Tron, USDC ir monetų sąrašas tik didėja, tik auga. Taip pat turime šaltą piniginę, taip šaltą piniginę, kai turėdami dar kortelę yra raktai dalinami per pusę, 12 frazių yra jūsų telefone įrenginėje, 12 frazių yra kortelėje ir be jos neįmanoma jokia transakcija. Ir turime dar vieną tarpinį lygį, 3 saugumo lygius, turime vėlgi kiekvienam pagal galimybės ir pagal turimą pinigų kiekį piniginėje. Turime, aišku, ir multivaliutinės kortelės Mastercard, kurios veikia visam pasaulyje, tiek fizinės, tiek virtualios kortelės veikia su Apple Pay, Google Pay, didžiuliai limitai, maži komisiniai mokesčiai, ten yra tiek fiatiniai pinigai, tiek USDT, USDC, Bitcoinas, Ethereum ir Solana. Turime žaidimų industriją, jau turime 2 žaidimus, tai yra pirmasis žaidimas Battle Bulls, praeitų metų Liepos mėnesį išėjęs, pasiekęs didelius rekordus, šiandien jį žaidžia apie 12 milijonų žmonių. Antras žaidimas Battle Bulls žaidžia apie 2 milijonai žmonių ir visiškai nemokamai gauna žaidiminius tokenus. Atlikdami tam tikrus veiksmus dirba Ultima, paskui galima Ultima parduoti, tokenus galima parduoti žaidiminius biržoje ir labai gera edukacija, viskas nemokamai ir labai gera edukacija, video edukacija, filmai apie mūsų technologijas, apie PLMai, blockchainą, PLMai, apie kriptovaliutų rinką. Marketplace'as greitai pasileis, ar ne, jau 7 milijonai prekių sukelta, kur galėsime naudoti ir Ultima ir pirkti nuo A iki Z viską šitame marketplace. Na ir šiandieną mūsų apyvarta yra apie $500 milijardo, siekiame 100 kartų padidinti šitą apyvartą, pasiekti 50 milijardų ir tuo metu mes jau būsime pirmame kriptovaliutų 10-tuke. O šiandieną, kaip sakau, esame 222 vietoje, būtent konkrečiai šiandieną. Ir taip žingsnis po žingsnio laiptukais mes pasieksime naujas ir naujas aukštumas. Kokie yra sėkmės faktoriai? Pirmiausia, tai yra decentralizacija ir tai yra technologiniai sprendimai kaip hiperdefliacija. Reiškia, kad monetų kiekis rinkoje pastoviai mažėja, o paklausa vis didėja ir didėja. Ir tam yra 4 ryškus faktoriai. Tai yra technologinis faktorius, ekosistema auga, plečiasi, didėja, bendruomenė auga ir rinka mus priima. Ir jeigu pasižiūrėti į pirmą punktą, į technologinį faktorių, pastoviai iš rinkos yra išimamos monetos laisva valia, tai yra kiekvienas užšaldymas, freezing and splitting, tai būtų 3 mėnesiam ar 3 metam duoda kiekvieną dieną uždirbti procentus, pasyvias pajamas, jas gauti kas 24 valandas, tai yra mūsų unikali technologija ir tai mažina monetų kiekį rinkoje. Monetų kiekį rinkoje mažina taip pat ir halvingas, kas metus į rinką monetų papuola dvigubai mažiau negu šiandien. Toliau stakingas ir balsavimas, tai vėlgi monetą užšaldžius mėnesiui, nuo vienos Ultimos galima gauti mokami blockchain resursus, galima gauti balsą ir dar galima uždirbti nuo 10 iki 20% pūlo iš būtent super valdytojų 27 vienam iš jų priskyrus balsą, dar uždirbame nuo 10 iki 20% metinių. Ir žinoma, jeigu perkam blockchain resursą energiją, naudojam Ultima ir Ultima yra deginama ir taip jos mažėja. Čia visas yra procesas parodytas. Yra kitas būdas pigiau gauti blockchain resursų energijos, bet apie tai aš šiandieną nekalbėsiu. Tai yra, kai jūs ateisite, sužinosite, kokie yra keliai, kaip pigiai naudotis mūsų visa Ultima ekosistema ir kaip pigiai naudotis visomis transakcijomis. Transakcijų, sakykime, atpiginimai yra tam tikras kiekis 10 paketų, bet vėlgi apie tai pakalbėsim detaliau, kai jūs jau būsite daugiau susipažinę su aplamai kitom technologijom. Nes noriu prieiti prie pagrindinio produkto, prie pagrindinės technologijos, o pagrindinė technologija šiandien tai yra kriptovaliutų prekybos robotas. Tai yra visa ekosistema, matot, visa yra didžiulė ekosistema, kurią mes turime šiandieną, ar ne? Tai yra galima ir monetas užšaldyti 3 mėnesiam arba 3 metam gauti kasdienius mokėjimus, 10-20% metinių įvairius, tai yra procentai, ar negalima užšaldyti ir gauti 10-20% iš super
valdytojų pūlo, plus gauti nemokamus resursus, galima dalyvauti Ultima biznėje, pirkti energiją, prekybinį robotą turėti, apie jį ir noriu šiandieną pasakyti. Tai yra topinis, vipinis mūsų produktas, toliau marketplace laukia, multivaliutinės kortelės, fizinės Mastercard ir virtualios, tiek šalta, tiek karšta piniginės, Ultima Wallet ir Smart Defender, poro žaidimo, ar ne, kaip sakiau, ir mūsų keitykla, kur tokenai koinai keičiasi į kairę, į dešinę, žetonai ir monetas, jeigu lietuviškai. Ultima naudojama daugybėje vietų, tiek, sakykime, dirbant su robotu, tiek su energija, tiek balsuojant, tiek, sakykime, gaunant kasdienius mokėjimus iš pūlų, tiek ją laikant, perkant, parduodant, dalyvaujant arbitraže, tiek, sakykime, vėlgi energiją perkant energijos markete, prekyvietėje, tiek kaip resursas, už kurį perkam energiją, jis yra deginamas, vėlgi Ultima naudojama. Per kasdienius mokėjimus mes Ultima gaunam ir jeigu rekomenduojam kažkam, tai irgi gaunam Ultima. Yra jau 9 tokios sritys, kur Ultima yra naudojama ir tų sričių vis daugėja. Taigi, kokios 3 yra pagrindinės Ultima naudos, vėlgi nusiskanuosit kodą, galėsit sužinoti detaliau, bet dabar pabrėžiu pagrindinį produktą ir pagrindinės 3 naudas. Tai yra, jūs įsigijate Ultima Trading Bot, tai yra prekybos robotą, kuris jums, kai jūs ilsitės, miegate, užsiimate savo mėgstamą veiklą, kasdieną, kas kelias minutės uždirba pelną, kurį jūs galite pasimti, kada norite, depozitą pasimti, kada norite, pilnai valdomas tiek jūsų pelnas, tiek depozitas. Vienintelis dalykas, kad licenzijų suma, už kurią jūs įsigijate robotą, ji yra užšaldoma 3 metam, bet jūs už to gaunate kasdienius mokėjimus iš Ultima pūlo per Ultima freezingą. Taigi, 3 naudas. Pirma nauda, tai yra jūs užšaldėte Ultima 3 metam įsigydami licenciją, po 3 metų Ultima kainuos gerokai brangiau, pirma nauda. Antra nauda, jūs gaunate kasdienius mokėjimus, šiai dienai apie 20% metinių iš Ultima pūlo. Ir trečia nauda, jūs paleidote botą, pilnai jūsų pinigai, jūsų depozitas, jūsų pelnas, ką norite darot ir uždirbinėjat pinigus nuo 15 iki 30% per mėnesį. Taigi, čia jau paminėjau, kad Ultima, jeigu įsigijot licenciją užšaldoma, gaunat kasdienius mokėjimus, pinigų jūs neišleidot, kompanija nepaėmė iš jūsų nei vieno cento ir turite labai didelę perspektyvą, kad Ultima po 3 metų kainuos gerokai brangiau, o dar visą tą laiką kasdieną gaunat kasdienius mokėjimus. Taigi botas, pagrindinis mūsų produktas, kuris, kai jūs mėgat, užsiimat savo mėgstamą veiklą, dirba kiaurą parą, dirba be emocijų, turi daugybę strategijų, 7+ ir pastoviai kas keletą minučių uždirba mum pelną iš prekybos. Pigiau pirkdamas botas monetą, brangiau parduodamas, pastoviai uždirba pelną ir jūs tą pelną galite įsivesti, kad ir kasdieną, jeigu prireikia depozito, prašom, galima išsivesti, ta prasme, pilna laisvė. Botas dirba su 2 biržomis ir daugybė, sakykime, apyvartos pas mus Ultimos ekosistemoje yra atiduota botam į rankas. Botas ne šiaip iš oro atsirado, jis jau kurtas ir testuotas visus praeitus metus nuo pavasario. Ir šį pavasarį, kai pasiekėm labai gerus rezultatus, botas buvo pristatytas Dubajuje, keliam tūkstančiam auditorijos ir paleistas į apyvartą, paleistas kaip produktas. Štai 4 strategijos, yra jų gerokai daugiau, yra antidumpingo strategija ir boto vartotojų auga kiekvieną dieną vis labiau ir labiau. Kaip ir sakiau, botą reikia įsigyti, užšaldant boto licencijos vertę, kuri užšaldoma Ultima valiuta 3 metam, bet už tai jūs gaunat kasdienius mokėjimus, Ultima užšaldyta laukia jūsų po 3 metų pasimsit ir pririšat per 5 monetas botą prie Mixer Bendix biržos, šiai dienai 2 biržos, įdėjot ten depozitą prieš pririšdami ir botas pradeda prekybą ir uždirbinėja jums procentus. Ir labai solidžius procentus, čia yra kaip pavyzdžiai, ką galim uždirbti, bet kas jau prieisite prie šitos vietos, bet toliau pakalbėsim apie pelningumą, kuris šiandieną, jeigu tai vidutiniškai, yra nuo 15 iki 30% per mėnesį ir, sakykime, apie 300-400% į metus nuo licenzijos sumos.
Turime 6 licencijas nuo 110 eurų iki 11 tūkstančių ir boto pelningumas yra nuo 200% iki 1500. Ką tai reiškia? Tai yra nemetinis pelningumas. Tai reiškia, kad botas dirbs tol, kol nuo licencijos sumos jis jums padarys tą sumą, pavyzdžiui, 250% ar 500 ar 1500%. Ir kai jis padarys tą sumą, matote, mažiausias botas, kol nepadarys $255 pelno, tol jis nesustos. Sakykime, toliau 220 botas, 550, 1000 botas, 500%, kol nepadarys, kol atiduos 3000 pelno, tol jis nesustos, 11 tūkstančių botas, kol nepadarys 1500 pelno, tol jis nesustos, o tai yra 192 tūkstančiai, 191,5 tūkstančių dolerių. Taigi, botas dirba su TPTU tokenu, kuris turi keletą panaudojimo funkcijų, ties tuo nesustosiu šiandieną. Ir jeigu jums įdomu toliau gilintis, būtinai skanuokit kodą, iščinkit pakanamą. Daugiau, turite visus mano kontaktus, galite man paskambinti, parašyti, atsakysiu visus klausimus, Kaune vos ne kasdieną galime susitikti, ar ne, reikia aišku laiką planuoti iš anksto, dažnai būnu kituose miestuose, vedu mokymus, webinarus, seminarus, universitetuose vedu mokymus, įvairiom verslo grupėm priklausau ir tikrai turiu pakankamai didžiulę 9 metų patirtį kriptovaliutų rinkoje. Taigi, skanuokite kodą ir viskas. Prezentacija baigta. Ačiū, kad buvote, ačiū, kad prisijungėte. Norėjau sutilpti į pakankamai trumpą laiko tarpą. Jeigu tik turėsite klausimų, visada esu pagaunamas, visada sekite naujienas. Kaip sakiau, vedu mokymus tiek universitetuose, SMK, Kauno kolegija, Karaliaus Mindaugo ir taip toliau, tiek verslo grupėmis ir privačiai. Nuo rugsėjo pradėsiu gyvus mokymus Kaune. Sekite naujienas, su jumis Rolandas Baranauskas iš Kauno. Iki kito karto.